Birželio 9 dieną Biržų krašte savivaldybės mero Valdemaro Valkiūno kvietimu viešėjo jau antrą šį pavasarį Latvijos turizmo firmų ir žiniasklaidos priemonių atstovų delegacija. Svečiams pristatyti Biržų mieste ir Biržų krašte esantys turistams patraukliausi gamtos, kultūros ir istorijos objektai. Tai suvažiavo į Biržus turizmo firmų, turizmo informacijos centrų darbuotojai, žurnalistai, radijo žurnalistai, televizijos žurnalistai, laikraščiuose dirbantys žurnalistai. Man tiesiog smagu pasakyti, kad šitos abidvi delegacijos gausios ir labai reikšmingos atvyko mero kvietimu. Ir aš manau, kad tai yra didelė nauda Biržų kraštui. Ir tiek populiarinant Biržų kraštą, tiek, mano nuomonė, tai yra ir tiesioginė pagalba verslininkam ir iš tikrųjų verslo aplinkos skatinimas ir gerinimas. Tuo labiau, kad turizmo ir informacijos centro duomenimis iš tiesų po šitų delegacijų turistų Biržuose padaugėja. Savivaldybės meras patikslino. Šis Latvijos žiniasklaidos ir turizmo įmonių atstovų vizitas į Biržus yra jau trečias. Taip pat pažymėjo, kad po vizitų Latvijos žiniasklaidos priemonės parengdavo daug straipsnių ir reportažų pasakojančių apie Biržų kraštą, lankomus objektus. O Biržų turizmo informacijos centro duomenimis, palyginus praeitų metų gegužės mėnesio turistų iš Latvijos srautą, su šių metų gegužės mėnesiu matyti, kad turistautojų sulaukta dvigubai daugiau. Džiaugėsi meras ir pasakojo, kad ir Biržų krašto muziejaus sala darbuotojai pastebėjo, kad šių metų turizmo sezonas taip pat pasižymi tuo, kad būna dienų, ypač savaitgaliais, kai muziejuje latviškai kalbančių ekskursantų būna daugiau nei kalbančių lietuviškai. Jeigu būti tiksliam, tai šis jau buvo vizitas trečias. Pirmas vizitas aš suorganizavau 2008 metais ir tada jau prasidėjo žymus pokyčiai, daug buvo reklamos ir spaudoje, Latvijos spaudoje ir išplatinama ir tada jau padaugėjo, bet buvo kažkaip tai primiršta ta reklama, sakysim, Biržų. Dabar mes organizavom gegužio mėnesį antrą, galima sakyti, tokį atvažiavimą, kur turizmo agentūrų vadovai ir spaudos atstovai kartu autobusas važinėjo visą dieną po turistinius Biržų krašto objektus, buvo labai patenkinti ir, kaip jie minėjo iš jų žodžius, cituoju, kultūrinis šokas reiškia, kad tiek daug jie nežinojo apie Biržus. Prezentacijoje pristatyti plečiamos turizmo infrastruktūros objektai, pėsčiųjų ir dviračių takas, Kirkilų apžvalgos bokštas, kempingas, pateikta informacija apie galimybės nuomotis dviračius, baidares, plaustą. Taip pat pristatytos galimybės pasivažinėti drezinomis siauroje geležinkelio stotyje. Svečius ir Biržai ir biržiečiai sužavėjo. Viena iš didelių įspūdžių, aišku, pilis, mūsų muziejus, kai jis atitinka Rygos lygį. Mums negėda iš to ir aš pabrėžiu dar, kad iš mūsų direktoriaus žodžių išgirstu, kad tik 10% eksponuojama tų eksponatų, kurių galėtume eksponuoti. Jeigu nebūtų bibliotekos, ten biblioteka būtų iškelta į kitą vietą, kur mano pasiūlymas buvo į pašto pastatą, tai galėtumėm 30%. Tai jūs įsivaizduojat, kiek yra dar mums potencialo pilies muziejų dar pakelti tą lygį. Bet nežiūrint į tai, jau dabar mes atitinkam pagal ir kai gegužė mėnesį buvo ta kita delegacija, taip pat sakė, ir dabar tą patį sako, kad mūsų muziejus aukštam lygiai. Tai čia yra mūsų muziejininkų nuopelnas. Paskui Sodeliškio dvaras labai didelį įspūdį daro, nes ten yra ko žiūrėti daugiau kaip 4 valandas. Jie apsisuko vakar greičiau, nes duonos nekepė. Tačiau
kur aš norėjau pabrėžti, yra nusistatymas visų atvažiuojančių. Ir Lietuvos turistų iš ankstinis nusistatė, kad Biržuose ten 2 valandas pravažiuojant į Rokiškį ar kur kitur, į Anykščius, kad daugiau nėra ko daryti. Tai jie vakar buvo, galima sakyti, tautiškai apakę, kad visą dieną ir dar visus objektus neapžiūrėjo ir pagreitintų būdu, tai jiems irgi šokas buvo, kad yra ko žiūrėti 2 dienas. Tai čia yra džiugu ir galima didžiuotis mums visiems biržiečiams, kad mes tokie esam turtingi. Paskui yra objektas Rinkuškių alaus kelias. Tarp kitko labai mes pradedam nuo pilies ir nuo folklorinio alaus kelio pilies. Labai patinka, kaip sakant, tas įsisiubavimas, įsivažiavimas ir atšilimas tų šaltų Latvių. Paskui bokštas patiko mūsų, labai išgyrė mūsų apžvalgos Kirkilų bokštą. Dar Rinkuškių alaus kelias su tom didelėm degustacijom, ten porą valandų ir kurie nenorėjo išsiskirti. Tačiau ne visi svečių komentarai buvo malonūs. Pavyzdžiui, pastabos apie apleistus Astravo rūmus merą privertė imtis veiksmų. Nuomos sutartis beveik 100 metų su siūlu yra šių rūmų, kad ir šeimininkauja siūlas su vadovų gražiniu, tai reikėtų skubiai, kaip sakant, juos atsiimti, nes nugriuvę balkonai yra jau galima rūmais tik tai sąlyginai ir gėda jau vedžioti į tą ir per tiltą ir rodytų šios rūmus. Tai yra mūsų sopulys ir auglys tas, kurį kažką reikia skubiai daryti ir mes imsimės jau, kaip sakant, nuo kitos savaitės priemonių, laukiam iš centro, iš Vilniaus išvadų. Taip pat svečiams buvo sudaryta galimybė susipažinti su rajone veikiančiomis privačiomis verslo įmonėmis. Tai kaimynams taip pat sukėlė didelį susidomėjimą ir paliko gerą įspūdį. Aš labai esu dėkinga verslininkam, kurie labai supratingai, labai svetingai priėmė abi Latvių delegacijas. Tai yra Latvijai ypatingai šiltai, gražiai atsiliepė apie Sodeliškio dvaro sodybos šeimininkus ir ekskursijos vadovus ir apskritai netgi žmonės, kurie jie sutiko ir žavėjosi jų kultūra. Tai yra paprastų ten dirbančių žmonių, kurie pjauna žolę ar dar kažką daro, tačiau tai irgi liudija kultūrą ir tai mūsų svečiai iš Latvijos akcentavo. Iš tikrųjų esame dėkingi Rinkuškiams už tai, kad jie organizavo alaus degustaciją, iš tikrųjų irgi itin visiems patikusią ir įtikusią Milišinų avininkystės ūkio savininkams, Milišinams. Jie irgi sugebėjo nustebinti net ir savo produkciją, ir vaišingumu, ir svetingumu. Žodžiu, apskritai buvo labai smagu vakarienės metu klausyti svečių įspūdžių. Pristatymo metu buvo akcentuojama, kad Biržų kraštas visiškai šalia esantis ir kaimininės šalies turistams atvykti ypač patrauklus regionas, kuriame galima pamatyti daug įdomių gamtos, kultūros ir istorijos objektų. Meras sakė, kad ateityje bus stiprinami turistiniai mainai su pasienio rajonais. Ir tai taip pat pritrauks daugiau Latvių turistų. Biržų savivaldybės mero pastangos populiarinti turizmą susilaukė ir kolegų iš Latvijos palaikymo. Mes kaip kaimynai, meras Vecumniku sako, kad turim bendradarbiauti. Par cik mēs gatavojam kopīgu sadarbības līgumu, tad noteikti turisms būs arī šī līguma. Bendrą projektą ruošiam. Sadarbības sastāvdaļa, kur sudėtinė dalis bus turizmas to naujo projekto. Varam veidot kopīgus maršrutus. Bendrus maršrutus. Vienu dienu, 2 dienu. Galim turėti 1 dienos, 2 dienų. Ryšius turizmo srityje meras ketina stiprinti ir su kitais kaimininiais rajonais. Mūsų kaimynai yra Bauskės rajonas, aš esu pažįstamas su Bauskės meru, bet
reikia tačiau atnaujinti tos ryšius, pasikviesti dar kartą arba nuvažiuoti pas juos, tokius šiltesnius, kad būtų šiltesni. Su Vecovnieku, kaip jūs dabar tik matėt, bendradarbiaujam, pasikvietė šiandien į turizmo atidarimo dieną ir kviečiam ant miesto šventės žadėjo. Yra Aizkrauklė, kur kaip buvusi ribojosi, dabar Aizkrauklės nuovadas nebesiriboja, tačiau vis tiek mes draugystę tęsim ir bendrus projektus tęsim. Ir dar čia neseniai susipažinau su Neretos meru, kuris irgi pagal Nemunėlį turim ilgą sieną. Todėl aš labai noriu, kaip sakant, su kaimynais puikiai sugyventi ir kad jie važiuotų į mūsų Biržų turgų, kad pirktų, kaip yra, kaip ir Vecovniekų meras net savo, taip sakant, gerybių iš savo daržo atveža, minėjo į turgų paprekiauti, taip kad jeigu pamatysit Vecovniekų merą turgui prekiaujant savo gerybėmis, uogomis, taip kad neužmirškit pasisveikinti ir palinkėti jiems sėkmės. Meras tikisi, kad ateityje bendram krašto garsinimo tikslui pavyks apjungti ir daugiau rajone veikiančių įmonių. Taip, kad nėra vėlų ir kitiems aludorininkams ir duonos kelio, reiškia retrotechnikos, visiems, kurie nori dalyvauti aktyviau, nes mes kaip jungiančioji jėga, savivaldybė ir administracija, jeigu jie tarpusavį kažkokį pyktį, tai mes neutralią poziciją išreiškėm ir tai pasiteisino, ką mes ir gegužio mėnesį, ir dabar, ir tada 2008 metais irgi neutralią poziciją, kad visus suvienyt verslininkus ir vienas už visus, visi už vieną dirbtumėm kartu.